Jau. Karočią, davai. Ne. Gerai. Tik pradėjau filmuoti, iš karto ranką jau skauda. Žodžiu. Nu, tai jo, persikraušiu nuo būtą, pabėgu nuo to bendrabučio, visą gerą tarakoną į bye. Ir, žodžiu, tik įėjęs į būtą, aš iš karto, kaip iš videografo pusės, iškart perskenau visą būtą. Ir mes čia turim ką nufilmuoti. Visai, nu, žiauriai gražus interjeras ir tiesiog labai dailiai atrodo. Ir tai labai tinka filmavimui, nes nėra jokių pašalinių detalių, kurios trukdytų. Ir kurios maišytų ir jo. Tai žodžiu, turiu idėją, maždaug principas toks, kad tiesiog filmuoju save, padarom gražų kadrą. Aš tiesiog noriu nufilmuoti kažkokį gražų kadrą, nes tiesiog nauja aplinka ir išbandyti naują aplinką visada yra įdomu. Tai žodžiu, tiesiog pabandysim nufilmuoti gražų kadrą. Let's go! Aš neturiu antros kameros, tai labai sorry, nes aš neturiu antros kameros ir labai sorry, nes su šita kamera mes filmuosim tą klipuką ir jūs viską matysite per telefono kamerą. Tai kad ir kaip tai būtų negerai, yra kaip yra. Gerai, tai kaip ir sakiau, principas toks, kad aš tiesiog sėdžiu va čia ant lovos, ant krašto ir ten gale prie durų guli batai ir, žodžiu, jie tiesiog atrodo kviestusi, kad tu eik, tu apsimauk tos batus ir eik kur nors į miestą pasivaikščioti, nežinau, kažkur išeik tiesiog. Ir tai principas toks ir bandysime gyvendinti. Ok, tai pirmas dalykas, maždaug atradus rakursą visada išvalyti kadrą, kad neliktų jokių pašalinių objektų, kurie blaškytų žiūrovą ir keltų klausimą, kas čia ir kodėl jis čia yra ir kaip tai susiję. Tai vat, pavyzdžiui, čia turim šitą komodą, tai mums jos tikrai nereikia, nes jinai visiškai yra nereikšminga. Ok, nu tai va, maždaug šitaip. Aišku, faktas patraukti visas nesąmonės. Pasiklojam lovą, ane? Nu va, ir dabar turim visai švarų kadrą. Maždaug viskas atrodys taip. Aš sėdžiu čia. Ir taip paskrolinu telefoną kažką ir tenai tie batai ir jie mane kviečia. Kažkas tokio, maždaug. Kitas dalykas, ką reikia padaryti, tai susistatyti apšvietimą. Tai eik, blėt, ir statyk. Gerai, statau, Jėzus. Mano. Turiu tokias lemputės. Ir jos čia yra fill lightai, bet kadangi aš neturiu jokių kitokių lempų, tai jas naudosim visom paskirtim. Key, fill, backlight ir taip toliau. Tai dabar, kadangi aš sėdėsiu čia kamera, aš sėdėsiu čia, tai mums reikia keylighto iš čia į tą pusę. Dedam čia. Tai realiai galim čia kur nors ir įdėti. Bum. Jėzus Marija, tas telefonas kaip gražiai filmuoja, tai eik tas savo kaip gražiai. Nu, maždaug. Tai gerai, pabandom, pažiūrim, kaip atrodo mūsų keylightas. Užgesinam šviesą. Ir turim tokį vaizdelį. Ir jo. Ir šitas kadras atrodo maždaug šitaip. Jo. Nu, visai neblogai atrodo, ne? Ai, taigi jūs ir taip matot, na tai taip. Ok, pabandom apšviesti antrą planą. Tai antram galim pabandyti naudoti tokias lempas. Bum. Ok, galbūt, bet jisai labai ryškus. Jau čiučiukai geriau. Mums reikia kažkokiu būdu išryškinti tuos batus.
Nes dabar jie šešėlyje ir jie labai nereikšmingai atrodo. Jo, tai manau reikia šviesti ne čianai, o galbūt iš šitos pusės. Ir backlightui naudosim tokią lemputę, spotlightas, kuris labai nespinduliuos šviesos į šonus ir bus gerai. Turim stovą, čia neprisisuka, bet laikosi gerai. Va, toks spotlightukas. Jis labai taškinę šviesą duoda. Gimė taškas. Jį nutaikom maždaug į galvą. Šitą patraukiam. Turėtų būti gerai. O kas šitas čia veikia? Šį jį įjungia. Ai, jo, gerai, čia jo reikia. Ui. Gerai, tai turim čia vieną, turim kamerą ir turim čia vieną. Turėtų būti gerai. Pabandom išjungti šviesą ir pažiūrėti, kaip atrodo. Bet koks motyvas, ta prasme, kodėl ten ta šviesa, iš kur, dabar va, pažiūrėjau, iš žiūrovo perspektyvės, iš kur ta šviesa eina, iš kur? Nebent jeigu mes apšviestume visą tą plotą, tą virtuvę, jeigu mes apšviestume, tada galbūt būtų motyvas, nes ten dega šviesa ir tipo. Nu gerai, galim pabandyti apšviesti visą tą. Nu, dabar motyvas yra. Bet dabar tas visas šitas dalykas, jisai žiauriai ryškus ir labai traukia akį. Kadangi jisai toks ryškus, vadinasi, jisai yra svarbus, nors jisai mums nėra svarbus. Ir taip neturėtų būti iš tikrųjų. Man tik tais, kas nervina, tai ta rozetė. Jinai čiučiuka blaškas, nes jinai tiesiai ant mano telefono laikymo. Visai, jeigu aš čia scrollinsiu telefoną, kažką darysiu, tai jinai grinai labai maišasi, labai konfliktuoja su telefonu. Ir tas čiučiuka negerai, bet nelabai ką aš galiu padaryti dėl to. Nu, žodžiu, bandysim šitaip. Nu tai va maždaug gavęs kažkas tokio. Yra kur tobulėti, yra. Spalvas, veidas išblyškęs buvo labai. Su apšvietimu irgi. Nepatiko, tiesiog. Nu, bet kadras, skaitykim gražus. Būsiu tas eilinis youtuberis. Parašykit komentaruose, ar jums tai yra gražus kadras. Bet kokiu atveju, kadrą nufilmavom, buvo bele kaip smagu statyti tą visą apšvietimą, nu tiesiog, wow, patiko. Tikrai bus daugiau tokių klipukų. Iš tikrųjų, žiauriai fun iš tikrųjų taip filmuoti. Nes ir praktikos įgyji, ir kas man žiauriai patiko, tai filmuoti vlogą ir filmuką vienu metu. Kai šone dar filmuoji vlogą, tu turi viską pasakoti ir turi aiškinti, ką tu čia darai ir kodėl tu tai darai. Ir tas dalykas, kad tu kalbi, kad tu aiškini viską, yra labai geras dalykas. Nes kai tu mąstai mintyse, kai tu, tarkim, žinai kažką ir tu to neaiškini, tai pas tave ir lieka mintyse ir tu nelabai išsigrynini tas informacijas ir tu nelabai suvoki,
ar ta informacija, jinai yra teisinga. Kai tu išsakai mintį garsiai, tu supranti, ar jinai yra teisinga ir ar tai yra tiesa. Labai dažnai būna, kad tai, ką mes mastom, tai yra tik mintis ir ne visada garsiai pasakius, tai išlieka tiesa. Tai čia žiauriai geras dalykas, iš tikrųjų save išbandyti, save išgręžti, ištikrinti, ar tikrai viską gerai supranti. Aš gali sėdžiu, dažnai kokias 3-4 minutės ir galvoju, kaip atsisveikinti ir nieko nesugalvoju. Bye! Tuščias. Ir turiu maždaug sugalvojęs idėją. Turiu sugalvojęs. Turiu. Ne, aš turiu. Apie ką aš čia kalbėjau? Kažką apie... Dovydai, kodėl tu filmuoji su telefonu, kai tavo kamera nieko nedaro? Geras klausimas, Andriau. Aš nežinau. Aš tiesiog nežinau.